Mėly kolegos, džiaugiuosi, kad šiandien jūsų tiek daug susirinko. Dažnai pagalvoju, kad tik tai kartu nuo mūsų visų priklauso rajono gerovė. Nuo mūsų tokių šaunių ir aktyvių žmonių. Nes tik būdami kartu mes galime daug ką nuveikti. Dalindamasi savo idėjomis, mintimis, problemomis, spręsdami jas. Arba kaip šiandien, besidžiaugdami puikiu oru ir šaunia kompanija. Esu tikras, kad surėmę pečius tapsime dar tvirtesni. Visi matome, kad šiandien mūsų rajone nėra santarvės, susikalbėjimo, bendravimo. Tikiu, kad atgaivinę šias vertybės nuveiksime daug gerų darbų. Kad visiems mums bus gera gyventi. Kad užtikrinsim savo vaikų ateitį. Galėsime oriai žvelgti ją, nebijoti jos. Todėl būkime kartu ir būsime stiprus. Kaip dainuoja Marijonas Mikutavičius. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba. Mes ateinam garsiai, kaip atominė bomba. Tad pasveikinkit vieni kitus, juk šiandien tai daryti lengva. O dabar linkiu visiems geros nuotaikos, smagios dienos. Ačiū, kad esate kartu. Labą dieną, labai malonu jūs visus matyti. Džiaugiuosi, kad ir man pavyksta sudalyvauti pas jūs ir ne pirmą kartą. Tiesiog noriu išnaudoti progą pakalbėti, todėl kad laikotarpis jau rinkiminis. Išnaudoti progą ir šiek tiek pamakslauti. Stovėjo kandidatas. Jaudinasi, pliusas. Kada žmogus kuklus, jaudinasi prieš auditoriją, tai yra pliusas. Tai reiškia, yra sąžinė pa žmogų tam yra. Ne? Todėl, kad tie, kurie jau išmoka myluoti, tie, kurie visiškai nesijaudina. Visiškai. Jūs išgirdę šitą skambutį, tikėjausi, visi atsiliepsite. Spalio 14 visi į rinkimus už Darių Ulinską.